Tai labą dieną visiems. Šiandieną taip mes vėl su Andrium jau susitinkam antrą kartą. Labai čia linksmai mums sekasi viską organizuoti. Planuojam MP akademijos renginį, kadangi, kaip žinia, lapkričio 8 dieną jau patvirtinom datą. Visus kviesim iš visos Lietuvos suvažiuoti ir pasižiūrėti, kągi Andrius mums paruošė, sakyčiau, šį kartą, ar ne? Ne per televizorių, o tiesiogiai gyvai. Ir Andriau, kodėl mums reikėtų atvažiuoti į šitą seminarą? Reikėtų, tas žodis pats reikėtų, nebūtina, reikėtų. Ir visko reikia. Jeigu norėtų atvažiuoti, kodėl? Todėl, kad, kaip Šekspyras sakė, visas pasaulis yra teatras, o mes visi aktoriai, vyrai ir moteris vaidinam visi. Bet galima vaidmenį gerai vaidinti, galima prastai. Tai aš kviečiu apskritai atvažiuoti tam, kad praleisti gerai laiką ir praleidžiant gerai laiką pasimokyti šio veito. Nusileisti iš galvos į visą kitą į visas kitas kūno dalis. Kūno dalis, gerai. Iš galvos, iš plikės, visas kūno dalis. Kviečiu atvažiuoti, pasimokyti, bet nebus toks seminaras kaip įprasta. Bus 80% praktika ir gal 20% teorijos, o gal ir mažiau. Nu taip, mes seminarų suprantam tradiciškai, kad reikia pasiimti tušinuką, reikia... Taip, nereiks tušinukų, nereiks nieko, tik tai ateiti, atnešti save, apsirengti lengvai, nes gali būti paprakaituoti tekti, visa kita, tai lengvas apsirengimas ir gera nuotaika. O jeigu bus bloga nuotaika, tai pakils. Garantuojat pinigų grąžinimo garantiją. Garantuoju, kad negrąžins. Gerai, tai nuotaiką gerą mes tikrai garantuojam. Kuo mus gali nustebinti šitą patirtis, pavadinkim taip, nes turbūt mes tokios patirties dar neturim tokių seminarų, ne? Gali nustebti, pamatę save iš kito kampo. Nes būna, kad mes taip gyvenam. Pažįstam lygtis, bet iš tikrųjų pažinti save neįmanoma. Ir kai kvailioji, durniuoji, žaidi, vaidinėjai, improvizuoji, šokiai ir taip toliau, gali pamatyti ir save, ir kolegas kitų kampų. Gerai, tai už tai, kad pasižiūrėtume vienas į kitą kitų kampų, tai ir kviečiam labai visus lapkričio 8 dieną kartu su Andrium Žebrausku. Iki susitikimo. Susitikimo. Reikia čia pakopiruoti labai ilgai.